Sveiki, kolegos! Kaip teisingai kirpti detales iš velveto, aksomo ir veliūro? Visos šios medžiagos turi trumpą plauką ir žiūrint iš vienos pusės, audinys atrodo tamsesnis, o pasukus ir žiūrint iš kitos pusės, audinys atrodo šviesesnis. Audinys tamsesnis būna prieš plauką, o šviesesnis pagal plauką. Vadinasi, visiems šitiem trim audiniam galioja taisyklė audinių, kurie turi trumpą plauką. Ir kirpti reikia taip, kad visos detalės būtų iškirptos prieš plauką, kad jos visos būtų tamsesnės. Vadinasi, visų detalių, kurias jūs tik tai dėliojate, viršutinis kraštas turi būti į viršų, o detalės apačia turi būti nukreipta prieš plauką ir taip griežtai visas detalės vienodai išsikirpti. Taigi taip galioja velvetui, veliūrui ir aksomui. Bet jeigu jūs norite, kad jūsų velvetinis sijonukas būtų toksai blankus, kartais pagal modelį taip galima. Vadinasi, jūs kerpate visas detalės, kad pagloščius visos detalės būtų švelnios. Ir tada bus čia detalių viršus, o čia detalių apačia. Gražių jums siuvinių ir iki kito karto. Su jumis buvo Ramunė Savelienė.